Jau gerai. Žiūrint. Kodėl, kai pasispaudė tas mygtukas, iš karto toks buvo toks, žinai, toks iš karto kitaip. Važiuojam. Važiuojam. Pasitvirkam rankovės ir suplojam. Trečias kartas. Taip, trečia tinklalaidė išvysta dienos šviesą. Kaip laukiu to filmavimo. Man taip gera filmuotis, taip gera dalintis, taip gera, nors visai neatlygintinai, bet tas ir yra ta vidinė laimė, kada daliniesi iš poreikio. Iš to širdies į širdį, kaip mes visada sakome. Iš to poreikio tiesiog, nes pačiai smalsu viskas, ką darom. Ir labai svarbu iš tikrųjų yra žmogui ir moteriai būti išgirstai, aš pastebėjau. Tiek pagal savo pačią stotį ir tiek mes ar ne, bet diskutavom. Visos problemos atrodo anksčiau buvo tik mūsų, bet kada mes pasidalinam garsiai ir sužiūrovėm ir kai jos rašom laiškus, kad atliepia ir tada dar kiti dalykai susistato vidinėje šį. Visai, kai supranti, žinai, kad tu nesi viena. Kelyje moko, mane galėsim apie tai pakalbėti. Tu supranti, aš suprantu, kad aš nesu viena, kad yra dar kitas žmogus, kuriam lygiai taip pat nutiko, kad aš esu ne vienas ir kad pasaulyje labai daug kam tokie dalykai. Labai gražus lopytės raudonas. Šiandien taip aš pasidažiau raudoną lopytės, nes nebereikalo, žinai, nes mes kalbėsim mūsų trečios tinklalaidės tema yra apie grožį, tai galvoju, jeigu reikim planom lūpom, žinai, nes kalbėsim, žinai, jo, šiandien raudonam lūpom. Tai gerai, neišsiplečiam. Labai daug ką nuveikti. Dar su šita laida ir su šita valanda, kurią turim jūsų brangaus laiko ir mūsų. Tai Juste, papasakok man, prašau, kas tau yra grožis apskritai? Mes supažindinom žiūrovės, kad mes kalbėsim apie grožio kultą, apie patį grožį, kaip amžėti. Taip, kad tema mūsų yra kaip amžėti natūraliai. Sveikatinti save kaip įmanoma protingiau, individualiau, saugiau ir su didelė atsakomybė, nesivaikant madų. Aišku, man atrodo labai svarbu paminėti, kad amžėti natūraliai, tai nereiškia, kad amžėti apsileidus, nes kartais žmonės galvoja, kad natūraliai tai apsileidžiam, dar kaip. Nu, čia tokia styro, žinai. Jo, aš natūraliai. Ten juodai užaugi, čia ant akis augu. Jo, važastyčių tai tas natūralumas tikrai ne apie tai, ne apie tokį natūralumą mes kalbam, bet tikriausiai kalbam kaip amžėti ir priimti save tokią, kokią tu esi, priimti savo amžių ir vietoj to, kad baksnotume jį ir sakytume, va, koks jisai, jį apkabinti, nes man atrodo, kad vienas moters amžius yra ypatingas, jeigu jam leidžiame tokiam būti. Ir suvokti galbūt iš kur net kyla mūsų grožis, ar ne? Ar tai yra akis, ar tai lūpos, ar tai nosis, ar tai bruožai, o gal tai vidinė būsė, gal tai švietėjimas, greičiausiai tai protas, gal tai išmintis. Tai kas tau yra grožis, man? Tai man jau išvardė. Tai žinok, tau labai pritarčiau, man atrodo, kad tas moters autentiškumas, būti tuo, kuo aš esu, kuo aš gimiau, kuo mane apdovanojo visata, pasaulis. Man anksčiau labai norėdavosi pritapti. Anksčiau tai čia turiu omeny prieš gerą dešimtmetį. Ir žinai, pasakysiu tau tokį dalyką. Kai man buvo 19, tada buvo prasidėjęs tik tai krūtinės implantų kultas jau labai stipriai. Ir aš visą laiką buvau mažesnės krūtinės. Ir visą laiką galvodavau, kad ateis diena, žinai, ir aš išdrįsiu. Ir visos aplinkui mane draugės sakydavo, jau Julija, kai sulauks 25, tai tikrai pasidarys operaciją. Arba nepasidarys 38 ir nei operacijų reikia, nei nieko. Bet iš tikrųjų labai svarbus momentas yra tai, kad aš esu bailė. Šiai akimirkai. Ir manau jau kokį gerą 5 metį, kai aš pradėjau rūpintis sveika mityba, kai pradėjau rūpintis tais visais, žinai, toksinais, kurie sėda, kas ta pramonė vyksta ir kai pradėjom gauti visą tą informaciją, kiek kakučių visur deda ir nereikalingų dalykų, žinai, visokių, visus kosmetikos priemonės,
Tai aš tada pasidariau tokią bailiukę. Ir tada supratau, na jau, kad aš į save, tai tikrai jokio plastiko nekišiu. Aš tau labai, žinok, pritariu, pas mane visada šalia noro visuomenės primetamo stereotipo, visada pas mane irgi buvo lygiai tokia pati baimė. Pradžioje, žinai, kai man iš aplinkos girdėdavau tokias replikas, pasiūlymus, gal tu norėtum pasididinti krūtį, aš pradžioje nesupratau, žinai, pačiai pradžioje kažkokia 10-15 metų, kur galvoju, kodėl aš tai turėčiau daryti, kodėl aš jums neįtinku, tarsi čia yra jūsų bėdos, kas vyksta. Ir kažkuriam periodu gyvenimo aš galvoju, o gal, kai buvo bumas, tai o kas visas dedas, painiai, gal ir gražu. Ir man tokia baimė, galvoju, manyje kažkoks bus dalykas, kas yra ne mano. O, tai tau ir. Ir man tokia atmetimo reakcija, aš pagalvojau, ką aš darysiu, čia jau nebe aš. Tai jeigu aš kažkam neįtinku, tai ačiū Sajaro. Ir dar, žinai, labai natūraliai plaukia ir sekantis, ką mes pasižymėjome, ne ką norėtumėm padiskutuoti ir supažindinti ir savo žiūrovės ir paklausti, galbūt jos vis tiek mums rašo ir rašys, kaip pačios jaučiasi, kaip atliepia. Tai, pavyzdžiui, labai stiprų ir labai didelį vaidmenį moters grožio pasaulyje iš principo vaidina vyras. Nes, tarkim, tinkamas vyras šalia, kuris vertina tave už, aišku, iš pradžių už išvaizdą. Vienim, bet teisingi. Žinai, tai aišku, ten pradžioj. Tai sakau, tai pavyzdžiui, ir tai kodėl tu čia mane pamatai, kas tau mane. Na tai jau tariesta dupci. Pirma Tais laikais, žinai. O dabar tai moteriškos formos, visai kita, dabar visai kitas žavesys. O tada užsportuota riesta dupci. Tai juokdavonas. Bet iš principo, ar ne natūraliai einant metams, mums būnant kartu, tai taip ir eina natūraliai. Gal susidėtume. Visi toks. Man tai tu kokia esi, tokia esi graži, tokia aš tave myliu ir tada tu daryk kaip nori. Jeigu tau reikia, kad tu būtum laiminga, tu daryk kaip nori. Tai aš manau, kad čia yra sveiko, vyro mąstymas, ar ne? Ir pavyzdžiui, kitų atvejų girdžiu, ir pas mane aplinkui buvo tikrai nemažai draugių, kurios pradeda draugauti, mersai, visi kiti reikalai, žinai, cepūros viską, tos baudinės maikutės tokios, žinai, kokie pahuriukai, žinai. Ką, tu duosiu tau čia tų pinigėlių, tai tu susidėk tos papukus čia, arba tas lūpytės biški čia kažką. Ir tu supranti, ir paskui tos draugystės išsenka. Ir ta mergaitė lieka su tais papukais ir dar kažką. Ir tada prasideda, sako, kažkokios man sveikatos problemos. Žinai, ne tik dėl to, kad mane paliko ir kad papukai sudėti arba lūpytės pripūstos neišgelbėjo. Žinai, ir tada prasideda visokie, kitokie, tiek sveikatai fiziniai atsiliepimai, tiek emociniai ir psichologiniai, savivertės, realus savivertės moters sutripimas. Tai manau, kad grožio kulto mados tema moteris turėtų būti labai protinga. Iš tikrųjų, kaip mes visą laiką kalbam stengiamės, ne? Išjaus. Jai pačiai reikia vidinio dialogo su savim, kodėl tai daro. Ne dėl vyro, ne dėl kito, žinai, nes trečio. Tiesiog, kad, jeigu aš jau būčiau visiškai A plus, ne plus, minus, A minus ir tik speniukai, ir man tai tikrai, tikrai trukdytų gyvenime, aš net nekvestionuočiau šito klausimo. Tikriausiai rinkčiausi pačius įmanomus natūraliausius būdus, bet aš pasidaryčiau plastinės chirurgijos operacijos, nežinau, ten nosis kumpa, ten ausis atliepia, ir jeigu man, žinau, kad tai gali pataisyti skalpelis, aš pasitaisyčiau. Bet čia yra moters vidinis noras nuspręsti ir pasirinkti, ką jinai nori. Bet, kaip tu sakai iš tos, kad jeigu moteriai įtaką pasirinkimam daro vyras, tai, kad ir kaip banaliai čia skambėtų, tai reikia labai gerai pagalvoti, ar tu esi su to žmogum. Ar tikrai tai yra tas žmogus. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, mums žiūri tikrai nemažai mamų, kurios jau turi ir paauglės. Ir žinau, kad ypatingai paauglių tarpe Instagramo filtrų trendas
Aš tikiu, kad tikrai mamas veda iš proto, dėl to, kad paauglės visko nori. Ir žinai, kartais atrodo, gali kalbėti kiek nori su tuo savo vaiku. Bet jeigu jinai pastoviai žiūri per ekraną su tam tikru filtru ir tada jinai žiūri į save į veidrodį ir mato save ne tokią gražią, tai be abejo, kad jai norisi būti tokia, kai jinai mato. Aktas, nes visas Instagramas, man atrodo, 80-90%, ką jisai pirmiausia siūlo filtrą ir gražų, tokį glamūrinį, nugludintą gyvenimą, kur vargu, žinai, ar tie patys žmonės, kurie tą deklaruoja, tuo gyvena. Ir tas iš tikrųjų, man atrodo, mergaitė, moterį, kuri turi mažesnę savivertę ir mažesnę pasitikėjimą savimi, tai visiškai žlugdo. Ir tu, norėdama būti, pasivyti tą moterį, tą žmogų, tu stengiasi visais įmanomais būdais, rimtis, ar ne, visų plastinių operacijų, korekcijų ir taip toliau. Ir kaip tu manai, kur yra tas sveikas požiūris, kada daryti, kada nedaryti? Kada jau perėmė labai didžiulius kompleksus, arba, žinai, jau mano išvaizda, tarkim, išvaizda moterį jau yra iššūkis, arba didžiulis kompleksas ir kur tu atrasti tą sveiką. Žinai, kartais sako, lengva tau čia šnekėti visą dailį, žinai, kaip nulieta. Tai kaip rasti čia tos meilės, jeigu sėdi čia visą nulieta? Tarkim, kaip dažnai sako, Dievas jų darė. Bet man atrodo, aš pavyzdžiui gyvenime dar nesutikau nei vienos moters, kuri būtų savimi patenkinta. Gerai, sveiki, čia yra Julija. Bet šiaip, pati saugi iš tikrųjų. Taip, bet žinai, kiek aš veikėjau, man su atvilyti, tai vat aš tą ir noriu pasakyti. Tai vat aš tą ir noriu pasakyti, kiek reikia su savim kalbėti, kiek reikia save dažnai apkabinto, neplakti, žinai. Gerai, ten aš pavyzdžiui, ar ne, nuo vaikystės turėjau ypatingai spuoguotą ir problematišką odą. Ir aš net nenoriu pasakoti, kiek yra gydytojų, dermatologų ir visko išvaikščiota ir tiesiog neveikia nei viena formulė ir, nepaaiškinamas dalykas. Ir kiek aš pradėjau tik televizijai būti, kokie komentarai būdavo, tai tos veidas traktorium pravažiuotas, kaip šiandien komentaras. Kuris, nežinau, buvo išgirstas prieš 15 metų, jis mane dar pasivėja. Bet tik tai ir dabar, po šiai dienai dar irgi yra, kad žinai, kad ar spogelis, ar dienelė ant veido ir visą kitą. Tu susitvarkai su tuo? Tai visiškai kompleksu galiausiai vieną dieną aš tiesiog save priėmiau, tokia kokia aš esu, visiškai, man visiškai nebesvarbu, ką kitas galvoja, aš esu tokiam, tai ką man dabar daryti. Aš visais manomais būdais savo stengiuosi padėti, bet man nėra dar tos formulės. Tai aš tiesiog save priėmiau ir nustojau bendrauti su tai žmonėm, kurie manis baksnuodavo, kad, matai, kas tavo veidai? Nemačiau, žinokit. Ryte aš nežiūriu veidrodį. Matai, tu esi išberta? Nemačiau. Rimtai, kur? Botis ant veido? Nemačiau. Tai tiesiog didžiulė atranka žmonėm ir po to mano gyvenime pasirodė puikus gydytojas, kuris mane nuo tų stiprių spuogų išgydė. Dermatologas? Gydytojas dermatologas. Taip. Nes aš labai atleibu tave, kad ką moteriai reiškia tas veido visos problemos, nes aš šiaip turėdavau spuogų, bet šiaip iš principo nebuvo jie kažkokie, žinai, ten, jau tokie, bet prieš 3 metus, kai prasidėjo visas stresas didžiulis, ar ne, tai man taip pradėjo aknė mest ant skruosto ir aš vis galvodavau, žinai, kas čia tokio. Ir tada nuvažiuodavau pas savo kosmetologiją ir sakydavo, tai stresas. Kaip skydliau, kaip yra labai kaip trečias, visi tyrimai lygtais normalūs. Bet stresas, ką padarė su mano veidu, tai čia priežasčių giliai labai daug, kur nereikia ieškoti. Tai mano atveju man padėjo. Tai aišku, tas lėtas ėjimas link sąmoningumo, žinai, šiek tiek susistabdymo ir valdymo tų minčių ir emocijų. Tai yra keičiu, ką galiu keisti, palieku, žinai, ramybėj to, ko negaliu ir dėl to nesinervuoju. Tada mitybos apsivalymas stiprus, visi miltai, cukrai, žinai, ten kas tik tai gali dirginti mano visus šitos skruostus ir žandus, nes tai yra gyvybė. Bet čia man buvo, tikrai aš jaučiausi, žinai, labai blogai. Prasčiau negu dėl to, kad
19 ar 20 kelių man dėl tos krūtinės visi irgi baksnuodavo, be papė ir dar kažkas. Tai per visą tą mes esam realiai perėję, bet aš labai suprantu, ką reiškia veidas. Tai mano atveju man padėjo irgi geras specialistas, kosmetologija gera, žinai, labai gera veido kosmetika buvo parinkta irgi, kuri jau stabdė, žinai, aknes tą, nes dabar vyra, žinai, visko prikurta ir pridaryti. Mityba ir streso valdymas. Mano atveju, aš nežinau, gal tą iškirpsim, bet noriu papasakoti, mano atveju jau kosmetologija, produktai jau nebepadėjo, tiesiog organizme buvo labai stipri bakterija ir aš buvau girdėjus apie tokius vaistus kaip Rokutanas. Buvo beprotiškai stiprus vaistai, kurie gerti, kurie turi labai stiprų šalutinį poveikį. Ten, žodžiu, piliulės efektas, šituo, kur jau yra, kad kai tu ją vartoji, jinai džiovina visą tavo organizmą. Realiai tu galvos galėdavai neplauti apie 2 savaitės. Nosyje labai daug to džiovimo buvo, lūpos labai džiuvo. Ir aš tos vaistus gėriau, nes aš jau tiesiog neberadau kito pasirinkimo, nes visame buvo votis tokios, kad aš net negalėdavau užsirišti bato. Tiesiog labai ten nebuvo tokie kažkokie spogeliai ar dėmelės. Ir aš apie tos vaistus girdėjau ir aš nuo jų bėgau gal kokius 8 metus. Ir po to gavosi, kad man viena grimerė užnešė dar grybelį ant viršaus. Žodžiu, čia yra tobulai. Ir aš jau tiesiog iš to nebežinojimo, ką aš susiradau labai tobulą gydytoją, kurio su jo priežiūra aš dariausi kas savaitę ar kas 2 kraujo tyrimus ir žiūrėjau, kaip mano organizmas reaguoja į vaistus ir aš juos pradėjau gerti. Ir koks įdomus momentas buvo. tą tabletę reikėdavo gerti tam tikrų metų, tam tikroje vietoje. Tiesiog, laikas. Ir kur aš bebūdavau, dabar, tarkim, man suskamba telefonas, priminimas ir aš geriu tą vieną piliulę. Ir man visi klausdavo, ką tu čia geri? Ir aš sakydavau, gerąją piliulę. Gerąją piliulę, žinai, aš visada sakau, čia yra ta nuostabioji piliulė, kuri mane gydo. Ir įsivaizduok, ant kiek veikia placebo efektas. Kai aš pradėjau gerti tuos vaistus, gydytojas sako, tikriausiai jūs sako, bus taip, sako, kad tu jų negalėsi gerti, nes tavo organizme yra labai stiprus uždegimas, sako, ir tikriausiai tie vaistai, tau dar pasunkins ir bus blogai. Ir kas darosi su kiekvienu mėnesiu, nes reikia apie 4 mėnesius gerti tos vaistus, su kiekvienu mėnesiu mano kraujo tyrimai pradėjo gerėti. Tas čia yra mistika, tas tokia magija galbūt, žinai, pradėjo gerėti ir po tų 4 mėnesių aš kaip stariau kraujo tyrimus, mano gydytojas sakė, kad mano kraujo tyrimai buvo kūdikiški. Man sako, ne šiaip po tų vaistų rekomenduojama ten pusę metų nepastoti. Sako, jeigu aš nežinočiau, pagal tavo kraujo tyrimus, jie yra kūdikiški. Tai vadinasi, ant kiek kartais mumise yra stipri kažkokia bakterija, kurią jau tiesiog reikia gydyti, pasitelkiant mediciną, bet ne savavališkai importuoti vaistus, bet su gydytojo rekomendacijomis, pagalba ir prieš. Tai atsakant į tavo klausimą, kada yra tas kertinis taškas, kai reikia pagalbos arba reikia, nežinau, tikrai skalpelio, tai tada, kada yra tikrai jau akivaizdžiai, matai, kad yra kritinis momentas. Problema, kurią reikia spręsti. Ne tai, kad čia man reikia biškai viršutinės lūpos platesnės. Ne, čia nėra problema. Kada iš tikrųjų yra ir kada tau tikrai trukdo tai gyventi. Jau čia mano atveju tai buvo jau net nebe grožio reikalas, bet sveikatos. Nes aš tiesiog, tai kartais ir magija, žinai, tas toks labai daug kas yra mūsų galvoje. Čia yra elementarus neuroplastiškumas, perprogramavimas savo minčių. Ir perprogramavimas, ką mes mokėmės neuroedukacijai, kiekvieną savo ląstelę mes galim perprogramuoti. Kiekvieną. Tai, ką programavo mums tam tikri trendai praeitį, arba tėvai, arba kompleksus varė, nežinau, aplinkiniai, mokykloje. Tai mes viską persiprogramuojam, viską susitvarkom ir šiandien sėdėm 3-8 metų, 35-38 metų, visiškai jau tokios, kurių pupa uoga, nieko nereikia. Man gal yra 80%. Man dar kartais, aš dar save pagaunu tokiose vietose, kad man dar reikia kartais įkvėpti, iškvėpti ir nusiųsti signalą savo kūnui, kad viskas yra gerai. Aš dar nemeluosiu, padėlinu. Bet žinok, pas mane irgi dabar, pavyzdžiui, bet aš laukiuosi ir pastebėjau nuo 4 mėnesio, pas mane ant kojų labai pradėjo ryškėti tas toks apelsino žievės efektas, žinai.
matyt limpa ir užsistojus, nes aš tiek nebejudu, kiek judėdavau prieš nėštumą. Tai sportas ir visa kita. Ir masažai visai kitokie. Dabargi tie masažai nėštumo metu, žinai, glosiai. Mauri, masažas, vienintelis, ką aš darau. Bet yra tokia klinika, kur atlieka ir neščiosiam ten tokį aparatą. Ar aš to noriu, va čia vėl sakau, aš bailiu. Bet jau žinau, kad kai pagimdysiu, tai kai nueisiu jau tokį kursą, kur mane ten ir rankom ir viskuo, žinai. Nes vėlgi, yra, čia tikriausiai dar pakalbėsim ateityje dėl viso aparatų grožio, ten viso trendo ir ten tų lazerių ir viso kito, vėlgi kokios pasiekmes yra ir kokia nauda viso to. Bet aš vis dėlto visą laiką esu už tai, kad duoti rankoms jėgą. Nu, masažų ir rankoms. Ir jeigu jau matysiu, kad ten mane prakočiojas masažistas, mano anticeliulitinę programą su rankom ir ten netgi su tom, žinai, kaip tos Taurės, kur turbiau, žinai, tokios. Jeigu jis jau ten natūraliai mane prakočiojas 10 kartų, jau visiškai matysiu, kad negerėja, nu, mityba nepadeda, judėjimas, sportas nepadeda, nu, tai tada, aišku, jeigu man labai trukdys, žinai, taip, bet abejoju, ar man trukdys. Nes aš esu visiškai suvokus, kad mano seksualumas tai ne mano krūtiniai ir ne mano užpakaliniai sėdiniai ir net ne akyse. Mano seksualumas yra mano atsipalaidavimas, mano tas vidinis toks pasitikėjimas savimi ir tas vidinis žinojimas eilinį kartą net remiasi į seksualumo klausimą. Vidinis žinojimas man, kas aš esu. Kur malas, čia taip, esi įsivaizduojam. Ir viskas vis tiek ne tik psichologinė ir emocinė prasme remiasi į tai, bet tai netgi į seksualumo klausimą. Vis tiek įsivaizduoji, vis tiek remiasi į tą giluminį, kas aš esu. Taip. Tai va, ar turi dar ką papildyti? Turėčiau realiai, kalbėčiau, bet Antroji, mes kadangi turėsim antroji. Taip, tai mes apie ten, bet būtent tą, ko dabar nepasakėm ir ko norėtume pasakyti ir kad Pasakojom apie atranką. Gal. Nu, pasakojom kartu, tai buvo labai fainas savaitgalis buvo, kurio metu mes kartu su Julija paskelbėme, kad ieškome moters ir norime labai surasti moterį, kuria yra reikalingas čia ir dabar pokytis, ta pokyčio piliulė. Ir gyvybiškai svarbus. Taip, žinot, kai kartais būna, kad mano siela ir širdis ilgisi to pokyčio. Tai visą savaitgalį ieškojom tokios moters ir mes ją radom. Ir radom Aušrą. Taip, net vardas, ne toks Aušra. Laimiai. Radom jas, taip, Julija visai nesenai kalbėjau su ją telefonu. Apsitarėm, nes jos istorija yra specifinė ir kaip aš sakau, mes su Juste mums turi atsiųsti visą tai, kas atitiktų tą lūkestį mūsų, ar ne? Kad iš tikrųjų mes pasijustumėm, kad davėm, ar ne? Ir tas vidinis mūsų pasitenkinimas buvo, kad davėm ne iš noro gauti kažką atgal, o tiesiog iš noro duoti. Tai ir tą žmogų padaryti laimingą, nes jam to gyvybiškai dabar reikia. Tai po pokalbio su Aušra, jinai yra po onkologinės ligos, patyrusi ir skyrybas neseniai, tai žodžiu, tik įgavom jos laišką, nusinčiau Justei žinutę ir sakau, Justei, žiūrėk, tai skrinšotą paskaityk moters istoriją, gavau laišką, man atrodo, kad tai yra tai, ko mes ieškojom. Tai ir jau atsirinktiems specialistams nusintėm ir pasidžiaugiam, kad atradom, nereiškia tai, kad kitų moterų gauti laiškai yra kažkuo prastesni. Visom norėtųsi padėti, bet kažkaip, kai įsivirpa širdis ir visas kūnas pereina šiurpu, tai va tada tai yra tikrai ženklas, kurio nereikėtų niekam šioje žemėje vengti ir numesti kažkur jo į šoną. Tai yra būtent tas signalas, kad tai yra tai, ko reikia. Tai dabar važiuosim į Kauną su Juste, kalbinsim Aušra Clinic Spa gydytoja dermatologija Greta ir kosmetologija Kristina. Ir pakalbinsim ir Aušra yra iš Kauno. Tai dėl veido viso atstatymo tai bus labai patogu. Ir keliaujame. Taip, keliamės į Kauną.
Grožio industrijoje egzistuoja dvi pusės. Vieni sako, kad reikia injekcijų, jų reikia dažnai, reikia nuo tam tikro amžiaus jau kaip Dievo myliu daryti tas injekcijas. Yra ir kita pusė, kaip mes su Julija, kur sakom, tų injekcijų galbūt net iš viso nereikia. Julijos atveju tų injekcijų bijo kaip velnio, jeigu velnas yra ir jisai egzistuoja. Kaip kryžius, vadėl ko atvažiavau čia su kryžium. Kad tik man čia neprikalbėtų tu. Taip, tai gydytoja, kaip yra iš tikrųjų? Ar tos injekcijos nuo kada yra reikalingos? Ar jos visom moterim yra reikalingos? Tai iš tiesų visko yra labai daug ir tikrai informacijos srautas yra didžiulis. Tai injekcijos jos yra, jos reikalingos, bet tai nėra būtinybės jas atlikti be abejo. Kada jas renkamės? Tada, kada žmogus pamato savo atvaizdą veidrodyje ir kažkas jam nepatinka. Ir tada kreipiasi į specialistą ir sprendžia problemą. Galbūt užtenka tik tai kosmetologinių kažkokių procedūrų, galbūt, jeigu labai intensyviai išreikštos, tarkim, mimikos raukšlės ar ne, ten pykčio raukšlė, kaktos horizontalios raukšlės prie akių, tai galime pasiūlyti botulino toksino injekcijas, tai kartais tai būna ryšku jau gana anksti, nuo 20 kelerių metų. Ar ne? O pavyzdžiui, visi turiniai užpildai, kaip hialurono rūgšties užpildai, tai jie jau vėlesniu etapu, kuomet jau prarandami tūriai. Tai dažniausiai būna 35+, 40+, labai individualu. Nesenėjimo procesai priklauso nuo daug ko, ir nuo genetikos, ir nuo gyvenimo būdo. Daug visokių susideda faktorių, dėl ko tas senėjimas vyksta greičiau, dėl ko raukšlės formuojasi greičiau, galbūt dėl ko tie tūriai prarandami ir panašiai. Tai žiūrim labai individualiai. Bet dažniausia klientė, tarkim, mano ateinanti dėl injekcijų yra apie 40 metų moteris. O kokios sąmoningos. O tai tas, kur ateina labai jaunos ir pradeda nuo labai jaunai, ar jūs išviet iš kabineto jas, ar paliekat ir kažkaip bandot, pakalbėti su ją? Mes pakalbam, visgi tai vyksta diskusija. Kitas dalykas, kokios dar yra mados. Tarkim, visi matom, kad yra putlių lūpų mada. Ir skruostų pakeltų. Ir skruostų pakeltų. Tai čia jau yra ir šiek tiek jaunesnių merginų reikalas, tai jų ateina ir apie 20 metų, kas nori tų lūpų. Tarkim, jeigu tikrai nėra tų lūpų, o norisi, tai yra moteriškumo simbolis, tai be abejo galima padaryti tą užpildą, tas lūpas užpildyti, arba jeigu visai nėra skruostų, jie labai plokšti ir žmogus jaučiasi ir atrodo nuolat liūdnas, pavargęs ir jam kiti tai sako aplinkiniai, tai kodėlgi ne, galima ir jaunesniam žmogui atlikti. Bet šiaip standartiškai jaunam žmogui siūlome kosmetologinės procedūras, ten kokie dar plius rūgštiniai pilingai, jeigu yra reikalas, arba jeigu oda itin sausa, tai galima atlikti ten drėkinamąsias procedūras, kaip mezoterapija ar biorevitalizacija, tai tiesiog odos kokybės gerinimas, be kažkokių tūrių užpildymų, be kažkokių paralyžavimų, raumenų ir panašiai. O dabar apie pačias injekcijas kalbant, kokios injekcijos yra? Ar yra jos geros, blogos, geresnės, blogesnės? Ar ne? Ir kas turėtų jas atlikti? Ar gali, bet kas, Instagram'e matau, atlieku, esu kosmetologė, dermatologė ir dirbu su tokia ir su tokia įmonė. Ir varau, nes mačiau, kaip ant draugės padarė ir labai gražu. Tai čia yra protingas poelgis, ar vis dėlto kaip pasirinkti tą atsakingai šitą momentą? Čia yra labai didelė ir opi problema, kadangi aš pati esu dermatologė, labai ilgai mokiausi, siekiau tos karjeros ir paskui visą laiką aš mokiausi, ten važinėjau kursus įvairiausius mokymus ir praktinius ir teorinius ir panašiai. Tai vėlgi estetinė, bet medicina. Tai pati ta visa ir pasako žodžiai, kad tai yra medicina, o medicina tai reiškia susijęs su žmogaus organizmu, jo sveikata, anatomija, fiziologija, ligomis, galbūt supratimu apie tai, apie galimas alergijas, galimus šalutinius poveikius, labai plati tema. Tai iš tiesų gali atlikti tas injekcijas tik tai gydytojai. Tai gydytojai dermatologai ar ne gydytojai plastikos chirurgai, veido žandikaulio ir burnos chirurgai. Tai labai siauras specialybių ratas, kas gali atlikti, nes mes savo rezidentūros metu, mokslo metu praeiname viską, mokomės viską apie odą, jos reakcijas, jos kraujotaką, inervaciją ir panašiai. Ir matome tos ženklus odoje, kada galima atlikti, kada negalima, kada gal pradžioje reikia kažkokio tai gydymo, o paskui jau tik tai galvoti apie grožį ir panašiai. O tų leidėjų yra begalės, nes tai kartu estetika yra ir biznis be abejo, tai žmonės nori užsidirbti. O kokiais metodais, tai kartais jie negalvoja, ar ne, svarbu, kad tikslas pateisina visas priemonės, svarbu pinigai. Tai o gydytojas visada galvoja pirmiausia nepakenkti. Tokia jau mūsų priedermė, dėl to mes ir rinkomės, kad gydyt, kad gražint, kad nepakenkti. Tai o kalbant apie pačias priemonės, tai irgi labai svarbu jas atsirinkti
tinkamas, rinktis gamintoją, kuris yra patikimas, turi visus sertifikatus, patį produktą pažinti gerai, jo sudėtį, nes jų yra labai įvairių ir tuomet pritaikyti tinkamam klientui ar pacientui. Tai va čia daug tų pakopų susideda, kaip mes renkamės ir kaip mes atliekame. O apie blogumą ir gerumą, tai tikrai tų priemonių, pavyzdžiui, audinių užpildų, botulino toksinų jau yra daug įmonių, kas juos gamina. Yra ir patikimų, bet yra kartais įvežamų kažkokių neaiškių produktų, net nebūtinai su sertifikatais ir panašiai. Tai gydytojai tikrai neleidžia savo atlikinėti injekcijų su tokiais preparatais, bet girdisi, kad visuomenėje būna, kad kažkas užsisako netgi internetu tuos užpildus, tarkim, ar ne. Na ir tada jau tas patikimumas ženkliai mažėja ir vargu ar bet kuris klientas norėtų, kad jam būtų suleistas nesertifikuotas preparatas. Tai va, tai vienas aspektas. Kitas dalykas, kad istoriškai ar net tie užpildai buvo įvairūs, tai jų yra ir hialurono rūgšties užpildai, ir ten kitų medžiagų užpildai, ir netgi silikono užpildai buvo senesniais laikais. Tai dabar jau jų nebeliko, dabar visi užpildai yra tirpūs, reiškia biodegraduojantis, suyrantis. Ir kaip jūs minėjot, kad baisu, gal liks pas mane kažkokios tai medžiagos, kažkokios tai dalelės, gal nusės ar smegenis, ar kepenis, kartais būna vat, ir tokių baimų. Tai visgi ne, visgi tai yra biodegraduojantis produktai, kurie pasišalina iš organizmo. Per kiek laiko? Tai įvairiai, priklauso nuo to, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie botulino toksiną, tai jisai dažniausiai atlieka savo darbą per 2-3 savaitės ir pasišalina iš organizmo. Bet vaizdas lieka? Vaizdas lieka, jo Kuriam atliktas laikui? darbas lieka ir lieka iki pusmečio kažkur. Iki Po pusmečio. pusmečio, norint kartoti, norint naikinti mimikos raukšlės, vėl rekomenduojama kartoti tą tiesiog injekciją. Kalbant apie hialurono rūgštį, irgi jos yra skirtingos, tai yra kietesni tie užpildai, šiek tiek minkštesni, tai kuo jisai tvirtesnis, kuo didesnė koncentracija hialurono rūgšties, tuo lėčiau degraduoja, lėčiau tirpsta produktas ir gali išsilaikyti iki 2-2,5 netgi metų audiniuose. Kitigi būna suyra ten per pusmetį, tarkim, ir pasišalina. Bet, kas dar svarbu, tai kad pasišalina, bet kartais būna ir kažkokių šalutinių poveikių, organizmo reakcijų, kartais būna, kad kažkokie ten mazgeliai galbūt susiformuoja dar kažkas. Tai va už tai gydytojas ir stebi tą procesą, ar ne? Dažnai būna, kad po pirmos injekcijos mes pakviečiam sugrįžti pacientą, pasižiūrėti, kaip jam suveikia, tarkim, botulinas, arba kaip jo audiniai atrodo po užpildų. Na ir vertini ir žiūri kaip kas. Bet iš tiesų dabartiniai produktai, tie sertifikuoti produktai, su kuriais mes dirbame, tikrai yra saugus, išbandyti, kliniškai patikrinti ir kažkokių problemų didelių nekyla. Nebent tai yra komplikacija, kažkokia liga žmogui ir panašiai. Plius, ar ne? Tai dabar mes kalbėjome apie tas baimės. Jūs rekomenduojat kažkokį, tai tarkim, jeigu aš norėčiau, kad greičiau pasišalintų kažkaip, arba yra koks nors rekomendacija gydytoja, labai jau prižiūri, labai jau sveikuolė, bet pykčio raukšlė jau labai mane erzino ir aš jau čia svajojau išsinaikinti, nes mane tikrai vargina ir erzina, vienintelė, tarkim, pykčio raukšlė. Ir aš sugalvoju ją išsinaikinti, tai man ar ten burokėlių sulčių, ar ten imbiero sulčių pagerti reikėtų, ką rekomenduotumėte? Kad jūs paraminti, tai galbūt aš siūlyčiau, ar ne, ten daugiau panaudoti vandens, ar ne, pagerti, nepamiršti jo. Hidratuotis. Panaudoti antioksidantų, ar ne, kurie suriša laisvuosius radikalus, kažkokias tai medžiagas ir greičiau pašalina iš organizmo. Tai bet nėštumo metu mes to nerekomenduojam, nei injekcijų, nei nieko. Tikrai ne, jokių intervencijų šitų papildomų. Nei žindymo tikriausiai, ar ne? Deja, ne. O dar pakalbėkim apie injekcijas ir individualumą kiekvieno, nes dabar gatvėse galima sutikti moteris, kurios, nepabijosiu to žodžio, vaikšto vienodo veido. Tai injekcijos kas yra? Mados reikalas, mados kultas? Tai va, čia vėlgi yra keletas pusių, ar ne, nes grožio samprata labai individuali. Kiekvienam iš mūsų grožis yra galbūt šiek tiek skirtinga savoka. Tai priklauso ir nuo etninių grupių, galbūt ar ne, nuo daugelio dalykų. Ir dar yra plus Instagramo įvairios mados, selfių mados, dėl ko ir pastebėta, kad kai pradėjo populiarėti selfiai, kad žmonės labai pradėjo norėti tų lūpų, tokių statesnių, tų žandukų. Nes filtriukai uždeda tą tokį ir tada žmogus, mergina žiūri į veidrodį. Ir ne tas vaizdelis šiek tiek. Ir sako, aš visada noriu taip atrodyti. Taip. Ir čia yra ta lygos pradžia. Tai čia galimai tikrai takojo socialiniai tinklai šituos dalykus, tam tikri gal influenceriai, modeliai ir panašiai. Tai mūsų merginos irgi labai prisižiūri, tikrai lietuvės yra gražios. Gal kartais mums ir trūksta tų lūpų putlumo, tos skruostų, grinai dėl
kaukolės tipo, nes esam skandinaviško tipo, daugelis kaukolės turime. Tai vat, norisi merginom to tokio putlumo, gražumo, bet visur yra svarbus saikas ir proporcijos jautimas. Tai kartais pačiam žmogui sunku gal iki galo suprasti, kokios lūpos jam tiktų, bet čia jau specialisto reikalas parinkti žmogui, kad atrodytų, na, kaip sakyti, neiškristų iš konteksto tos lūpos ar skruostai. Nes yra ta, dieviškoji proporcija, proporcija, kur mes galime išsimatuoti tam tikrus atstumus ir galima nusipiešti, kokios lūpos ar kokie tie skruostai turėtų būti vienam ar kitam žmogui. Rekomenduoja eiti pas plastikos chirurgą, pas dermatologą, kurie turi jau, pasibaigę tos medicininius mokslus ir realiai išmano veido morfologiją. Jis tik žiūri į tą gulinčią mergaitę ir jinai nori, sako, aš noriu tokių. Taip. Ir tu sakai, kad ne. Jums netiks arba jums nesigaus. Nes išeina iš ribų, Tai čia, aš sakyčiau, kad čia yra didesnė atsakomybė pačio žmogaus prisimti, pasirenkant meistrą ir bėgti ne paskui madą, o pasirinkti profesionalą atsakingai ir tiesiog pasitikėti juo ir keliauti kelionę kartu. Taip, nes aš, pavyzdžiui, kartais pagalvoju, kad norėčiau viršutinės lūpos, gal šiek tiek putlesnės, bet mane visada išgąsdina. Galvoju, Dieve, aš nenoriu atrodyti taip kaip visos, aš tada prarasiu savo individualumą. Tikrai taip. Keisis mano veidas, aš nenoriu, kad keistųsi mano veidas. Tokių irgi labai daug priešpriešų dalykų susiduriu. Ir šiaip, pavyzdžiui, pažįstant mano odą, atrodo, man yra 35 metai ir mane kartais dar išberia, tarsi, tam tikrom dėmelėm, spojeliais, ir galvoju, kaip tos injekcijos, jeigu man dar nuo spogų reikia, ar ne, tvarkytis tam tikras problemas. Tai yra tų injekcijų, kurios ir gydo, ne tik kažką tai ten pripučia, paralyžuoja ir panašiai, kai kalbame apie raukšlių korekciją, bet yra ir injekcijų, kurios gydo. Tarkim, jeigu kalbame apie aknę, jaunatinius spuogus ir liekamosius reiškinius po jų, tai tikrai labai neblogai galima spręsti problemas atliekant biorevitalizaciją, suleidžiant ant hialurono rūgšties, tarkim, su gintaro rūgštimi, kuri veikia prieš uždegimiškai. Taip, tai tikrai yra saugu. Ir šitie dalykai, tai reiškia, jeigu bijote, ar ne, kažko tokio drastiškesnio, kalbant apie botuliną, yra tų baimių tikrai, kalbant apie užpildus giliuosius, yra, bet tarkim, biorevitalizacija ar mezoterapija, tai yra tokios smulkios injekcijos į jūsų odą, odos kokybei gerinti. Tai nieks neliks jūsų organizme. Tos medžiagos tik tai atliks gerą darbą, reiškia padrėkins, ar ne, veiks prieš uždegimiškai, tarkim, jeigu kalbam apie gintaro rūgštį ir atliks, teigiamą poveikį odai, kuris ir vizualiai atrodys ir gražiau, ir sveikiau ta oda. O čia gintaro ta rūgštis dabar čia yra nauja mada, kažkokia naujas išradimas mokslo, ar kaip pasakyti? Labai senas iš tiesų. Apie gintaro rūgštį čia jau seniai nuo senovės turbūt medicinos galima girdėti apie gintaro rūgšties poveikį, ten kiti būdavo, kad į gintarą deda neapdorotą į vandenį ir geria tą, nes gintaro rūgštis pasižymi keleriopom savybėm, kad veikia ir kaip antioksidantas stiprus. Čia jau natūralus iš gamtos, ar ne? Ir taip pat. Man jau kai reikia. Neburakėlių sulčio, tu pasidalinsi su manim, aš matysiu ant tavęs rezultatą. Tai va, iš tokių liaudės gal tų medicinos, bet taip pat ir medicinoje veikia ir prieš uždegimiškai įrodytas tas poveikis ir yra sukurti produktai. Dabar va tie leidžiamieji, kurie ir atlieka tą funkciją. Tarkim, jeigu yra uždegimas, paraudimas, kai būna raudonis, jeigu yra spogeliai, ten liekamieji reiškiniai po akne, pigmentacija, randeliai, tai tikrai labai, labai neblogai. Tai vadinasi, injekcijos jos gali ne tik pagražinti, patobulinti veido bruožus, bet ir gydyti veido odą. Taip. Turiu dar klausimą. Ar yra tų vadinamų red flags arba raudonų vėliavėlių, kaip jūs sakot, va dabar pavyzdžiui, jeigu mergina renkasi, ar ne, nes čia tikrai tikiu, kad yra nemaži finansai, ar ne, šitą priežiūrą. Ir galbūt moteris dažnai nori, bet neturi iš ko. Ir galbūt dėl to ir įtakoja jų pasirinkimą rinktis ten ne taip žinom arba ne taip profesionalų kažkokį saloną, ne kliniką, tarkim, kaina daro įtaką pasirinkimą. Tai ar yra, kad galėtumėm to moterim, kurios ne visiškai savo gali leisti prabangiausių ir patikrintų, ar ne, kur reikėtų atkreipti dėmesį į tą sudėtį, arba į ką atkreipti, kad jau būtų jau toks, kad renkuosi pagal biudžetą, bet pasirinksiu gerai. Tai yra ir mezoterapiniai kokteiliai. Tai, ta prasme, ta kaina tikrai svyruoja priklausomai to hialurono rūgšties koncentracijos nuo produkto paties, koks jisai yra. Tai iš tiesų reikėtų pasižiūrėti, ar tai yra sertifikuotas produktas. Tai iš pradžių žiūrim sertifikatą. Taip, ir gamintoją patį, ten tiesiog irgi sakyt, paklausti ten specialisto, su kokiu produktu jūs dirbate, išsiaiškinti, tarkim, prieš, ne, tarkim, arba geriausia nueiti į konsultaciją, išklausyti, kas yra siūloma ir tada nueiti pasiskaityti, pasigūglinti, jeigu nepasitikė iki galo ir pasižiūrėti, jeigu dirba tikrai su patikimais gamintojais ar ne, jeigu atsiliepimai yra
geri, jeigu kažkas, tai kažkoks žmogus dar plus rekomendavo. Na ir turbūt galima pasitikėti. Ne visigi čia šarlatanai, bet aišku, kaip ir minėjau, yra labai daug dabar produktų, kuriuos galima įsigyti ir internetu. Ir yra visokių siūlymų ten pačiam pirkti tik kažkokius dermarolerius, pačiam dėti serumą, pačiam ten kažką darytis. Kur yra rizikų jau tikrai. Ar jūs, nes aš pati turėjau nusipirkusi adatėlės veidai, tada šiaip aš turiu guašą, tada turiu tokį, kurį traukia ir formuoji, kaip tas vadinasi? Su vakuumu šiek tiek. Vakuumas jo, Kiek daug tu visko turi? Bet natural, produkt. Geras, aš Tai tų adatėlių man iškart pasakė ne, nes sako, gali taip susigadinti ir tos adatėlės, tai aš jau iškart išmečiau. Tai va, tai yra tų tokių, kur namie vis tiek, ar ne? O kaip jūs rekomenduojat iš principo, va, tarkim, ar ne? Kiek priežiūros turėtų būti namie, kiek priežiūros turėtų būti su kosmetologu ir kada turėtumėt jūs įsikišti jau? Tai vėl, ar ne, jeigu yra tam tikrų problemų, tarkim, bėrimų odoje, raudonis stiprus, pigmentacija, tai vis tiek siūlyčiau nueiti pas dermatologą į konsultaciją, išsiaiškinti, kas čia yra, galimai kokios priežastys, galbūt tyrimus kažkokius reiks atlikti. Ir jeigu išsiaiškiname, kad tai kažkokie tiesiog lėtiniai procesai, galima sudėlioti ar ne tą protokolą, kaip reikėtų gydyti, jeigu reikia gydymo, o gal užteks tik tai priežiūros. Ir dažnai būna taip, kad mes pakonsultuojam ir aš nukreipiu kosmetologo jau į kosmetologo rankas, kad jisai jau ten atliktų ar ten kažkokius pylingus, ar drėkinamasias procedūras ir panašiai. Tai vėlgi tas tokia rutina dažniausiai būna, kad žmogus ateina pas mane, pasikonsultuoja ir jeigu jam rūpi tik tai, tarkim, spuogelį ir kažkas, tai aš atiduodu kosmetologo rankoms, jeigu nereikia gydymo, jeigu reikia gydymo, skiriu gydymą ir liepiu atvykti dar kartą ir vėl tada nukreipiu kosmetologui, kai jau apsigydo ten, tarkim, spuogus ar raudonį. Na, o jeigu dėl raukšlelių, tai dažniausiai būna, kad mes su klientais susitinkame dažniausiai kartą į pusmetį. Taip, raukšlelių, ką turite omeny? Dėl botulino toksino, taip. Ar ten lūpų? O dėl lūpų, tarkim, tai yra kartą į metus, kartą į 1,5 metų, o jeigu tai yra kontūravimas, tai 2 metus laikosi produktas ir tikrai nereikia padauginti, nes tada viskas atrodys jau nenatūraliai ir perpildytai. Nes dėl ko ir formuojasi, kad yra netgi psichologų nustatyta, kad žmogus, kuomet jam suleidė kažką ar skruostus ar lūpas, jau net po 3 dienų save mato, lyg toks ir buvo ir atrodo, kad dar galima ir čia šiek tiek papildyti, ir tas lūpas šiek tiek papildyti. Tai iš kur atsiranda tas poreikis dar. Ir jau tada jau kažkas vis tiek turi sustabdyti, jeigu pats žmogus nesustoja. Tai specialistas jau turėtų nebeatlikti kai kuriais atvejais. Tai dėl to geriausia nešokinėti nuo vieno specialisto, nuo vienos klinikos, o tiesiog padaryti tą namų darbą atsakingai pagal savo biudžetą ir savo galimybės. Padarai namų darbą, išsiaiškini. Iš pradžių, kas man labai patiko, kad gydytoja paminėjo, kad nueini į konsultaciją. Čia labai atsakingos asmenybės yra požymis. Nueini, pasikalbi, pasigilini į sertifikatus, ką tu ten darys, ką tu rekomendavo, ką sustatė. Ir tada šiaip iš principo, visai ir nereikia čia dažnai 1,5 metų į metus kartą nueini pas dermatologą ir prižiūri save kažkaip pas kosmetologą. Nes iš esmės, kad jeigu tu sveikai žiūri į injekcijų procedūras, tai jos realiai tau... Nebijai kaip kryžiaus velnio. Ir burokų sąmoningai su savo individualumu, su gydytojo priežiūra, tai ne taip dažnai tos injekcijos yra reikalingos ir ne tokios jau jos ir baisios. Ne, ir ne taip ir brangu gaunasi, jeigu uždalini tą sumą, tarkim, kartą į metus ir uždalini į mėnesį, tai tikrai vis tiek mes išgeriam ir kavos labai nemažai, ar ne? Taip. Ir degalinėse, ir tam tikrose parduotuvėse, ir šiaip leidžiam savo paišlaidauti. Tai kokie prioritetai, galbūt taip. Dar vienas paskutinis klausimas. Nuo kelių metų, man 38, pavyzdžiui, jūs tai 35, ar ne, ir mes esam skirtingų veido bruožų, bet jeigu aš norėčiau išlikti kaip dabar, mane tenkina, gal biški pagurklis, bet čia gal kobido masažai ir kažkas kita, ar pačiai čia joga veido, tai jeigu aš noriu išlikti tokia, kokia esu, tai ar man jau reikėtų kažkur kreiptis ir į save kažką leisti, ten mineralus, mikroelementus kažkokius, kaip ten sakėt, reikia nuo kiek rekomenduotumėt? Na, aš sakau, visiško standarto nėra, bet toks teorinis tas lūžio taškas, galbūt 35 yra metai, kuomet jau rekomenduojama galbūt jau mezoterapiją kažkokią atlikti, tarkim. Kas kiek? Tarkim, kursą kažkokią, ne, 2-3 procedūras, žinau, koks yra produktas pasirenkamas ir kokia ten, tarkim, problema, ar tik tai hidratacija, ar jau yra kapiliarai prasiplėti, ar yra randeliai, ar kažkas, tai parenkam produktą, atliekam kursą procedūrų ir jį kartojam po 6-8 mėnesių tik tai. Tai vat pradėti reikėtų nuo to, jeigu jaučiame, kad tada jau sausėja, kad jau kažkokių tai atsiranda įlinkių šešėlių papildomų, tai norint išlaikyti ją toj pačioj būkliai,
Aišku, senėjimo procesas vis tiek jisai Taip. vyks, Bet jeigu norim amžėti natūraliai? Taip, išlikti gražiu savame amžiuje, išlikti nepavargusios išvaizdos ar nesveikos odos išvaizdos švytinčios, ateina laikas, kuomet nuo kosmetikos turime praeiti šiek tiek toliau ar neturime kažkokias injekcijas išbandyti, jeigu norim išlaikyti odos būklę, nes su amžiumi ir mūsų pasisavinimas visų medžiagų, tiek maisto medžiagų, tiek vitaminų, mineralų jis mažėja. Kitas dalykas, kad tai, ką mes suvartojame, per burną turiu omeny su maisto papildais nebūtinai viskas iškeliaus iki odos, ar ne? O kai lokaliai į ją suleidžiama tas medžiagas, kurių odai reikia ir užsilaiko toje vietoje. Tai gerai, tai jūsų nebetrukdysim, žinau, kad jūsų darbo labai svarbi laukia jūsų diena. Tai dėkojam. Taip, ačiū labai, kad pasidalinot. Naudinga informacija. Ir aš, pavyzdžiui, dabar po šito pokalbio supratau, kad injekcijos jos yra kaip medicininė priemonė, yra reikalinga atėjus tam tikram laikui ir kad kiekviena moteris realiai turėtų pasidomėti ir nebijoti tų injekcijų, jeigu nori amžėti gražiai. Gražiai, natūraliai, sveikai. Taip, kad tos injekcijos nėra kažkoks blogis ir nėra kažkoks baubas. Tikrai taip sakot. Gerai. Dėkojame labai, kad nuraminot ir susakėt viską pažingsniui. Pažingsniui. Dėkui jums. Pakalbėkime apie moters grožio rutiną. Kokia jinai turi būti, kada moteris turėtų rinktis kosmetologijos procedūras, tam tikras kokias procedūras, kiek jinai realiai produktų turėtų turėti savo kosmetinėje, vardant tos gražios ir sveikos odos. Trumpai? Jeigu įmanoma. Aš tikiu, kad neįmanoma trumpai. Realiai oda neturi amžiaus. Tai kai manęs klausia klientės, ar jau gali atvesti savo vaiką, nes jam 10 metų, bet jau jisai turi brendimo problemų, tai aš sakau taip. Ir tokiu klausimu mes tuomet jau žiūrime, ką mes galim padaryti, kad tie spuogeliai pasilaikytų ir nepereitų į kažkokias uždegiminės formas. Ir tada jau mes žiūrime apie toniką, mes jau žiūrime, jeigu reikia kremą. Kitu atveju, aš sakyčiau, iki 25 metų žmogui nereikia nieko daryti, tik tai prausti veidą ir naudoti toniką. Tai net iki 25. Net ir kremo nereikia. Jūsų oda pilnai pasigamina. Dieve, jeigu išleista pinigų kremo. Taip. Ir va tas yra baisiausia, nes iš tikrųjų labai norėtųsi šviesti jaunas merginas, kurios nueina į Douglas Eurokosą, bet kokią parduotuvę ir mato labai gražias kaukes, kurios kainuoja 2 eurus. Labai mato kažkokius dalykus ir jos deda. Tai pirmas mano klausimas būtų, ką jūs norite padaryti, ko jūs norėtumėt savo odoje. Nosies jūs nesumažinsite, brožų jūs nepakeisite, odos jūs nepagerinsite, nes jinai yra gera, jinai yra jauna, jinai yra pajėgi pasigaminti viską, ko reikia. Tai vat, mano darbas yra pirmiausiai padėti žmonėm atsisakyti, kada nereikia ko ir neužmigdyti odos anksčiau, nepasendinti jos anksčiau, neiššaukti alergijų anksčiau, negu tą reikia padaryti. Ir kitu atveju paskui kalbėti apie senėjimo procesus, kada jau jie prasideda, tarkim, nuo 35 metų. Taip, bet mes nekalbame apie tą variantą, jeigu oda turi ypatingai, nežinau, birimų, problematišką odą. Jeigu turime, tai tas negalioja. Amžiaus nėra ir tada jau reikia. Bet čia labai geras aspektas, kad įsivaizduoji, reikia mažiau, negu mes iš tikrųjų vartojame. Kad mažiau yra daugiau, labai dažnai. O iki kelių metų šiaip pas moterį oda pati yra gabi regeneruotis, va taip va. Čia jau priklauso nuo jūsų genetikos. Nuo genetikos, taip. O nuo mitybos, nuo skysčių suvartojimų. Tai viskas vienareikšmiškai. Sportas. Yra išoriniai, yra vidiniai veiksniai, kurie visi įtakoja. Jeigu jūs, tarkime, mokotės ir jūs nemiegate naktim, ruošiate sesijoje, taip, turbūt labai naivu tikėtis, kad jūs atrodysite gražiausioje savo formoje. Taip. Tai vienareikšmiškai, kai ateina žmogus, tu labai daug su juo šneki. Pirmiausia, šneki, ką jis mato, nes galbūt aš matau veido raudonį, ar ne, o jis man sako, man čia va šita raukšlelė mane taip nervuoja, kur aš turiu dar 5 kartus pasižiūrėti tą raukšlelę, ar tikrai jinai yra. Bet mano darbas vėlgi žmogui neįvaryti kompleksų. Tai jeigu jisai tos problemos nemato, aš jos ir neakcentuoju, nebent tai jau yra tikrai būklė, bet paprastai jau žmonės mato, kai yra būklė. Tai grįšime prie to, kad jeigu jūsų genetika jums leidžia kuo ilgiau nieko nenaudoti, tai nieko ir nenaudokit. Vienintelis dalykas, ko aš esu visiška ambasadorė, tai yra tonikas. Ir tonikas nealkoholiniu pagrindu ir panašiai. Tonikas veikia jūsų fiziologiją taip,
kad vanduo, tarkime, pats būdamas drėgme, turi osmoso efektą, jisai išgarina drėgmę iš organizmo. Čia A. B. Mūsų organizmas, kraujo pH yra visai kitoks ir ten labai jau vos išėjus iš kraštų, jūs galite turėti labai rimtų sveikatos pasiekmių. Veido odos pH yra 5. Čia kūdikio odos. Bet mes įmame. Aha, jau išsižiūrėjau. Kaip man įdomu. Prašau, čia tikrai labai svarbi tema. Aš pirmą kartą girdžiu šitą informaciją, nors aš tikrai gilinuosi į natūralius visus tos tokius, bet kad tonikas yra toks svarbus. Ateina pas mane klientė, aš galiu pasakyti, net neklausus, jūs nenaudojate toniko. Ir tai nebus ta panacėja, kur jūs užsitepsite toniką ir iš karto jūs pražysit ir prašvysite, bet metus laiko nenaudojant arba naudojant toniką, jūs matysite labai ženklius rezultatus jūsų odoje. Tai kaip toniką pasirinkti? Tai ateikit pas mane, aš parinksiu. Bet jeigu rimtai, tai tonikas yra taip. Jisai grąžina jūsų odos pH į jos natūralią būseną per vieną žingsnį. Tai po vandens, ne ant vatelės, ne vateliai produkto reikia, jums reikia produkto arba purkštę, arba į delniuką sutapšnojate, įsitapšnojate veidą ant drėgnos odos. Vatelį nereikia. Nereikia vatelių. Kiek vatelių naudojam? Tai vatelės geria jūsų toniką, o jūsų veidui lieka likučiai. Vatelė reikalinga, jeigu jūs norite nusivalyti ant kažkokius makiažo likučius, jeigu to reikia, bet paprastai šiuolaikiniai prausikliai tą padaro puikiai. Dabar grįžtant prie toniko, kadangi tai yra maža molekulinė sandara ir yra labai skalsus produktas, jos svarba yra labai didelė. Ta atradę gamintojai praturtino tonikos ir toniko kaina gali sviruoti, gero toniko kaina, nuo tarkime 20 eurų iki 100 eurų. Jisai gali būti kuperoziniai odai, stiprinantis kapiliarus, jisai gali būti raminantis, drėkinantis, jisai gali būti anti-age'as, jisai gali būti su rūgštim. Pas mane yra bent 8, tai tikrai nesuskaičiuosiu, bet tikrai labai daug tonikų rūšių, kurie yra pritaikyti jūsų odai, galbūt mes keisime, bet galbūt mes liksime prie to pačio. Turiu. Aš pasimsiu. Gerai. Nusipirksiu kokį nors jau iškart dabar. Nes čia kapiliarai, aš jau girdėjau šitos žodinius kodus, jiems. Nes aš sėdžiu ir galvoju, čia man pasakyti, kad aš neturiu tonikų ir jo nenaudoju. Aš jums galiu pasakyti, kad jūs neturite toniką ir nenaudojate, ir aš pradėčiau nuo to. Pavyzdžiui, žiūrite mano odą, ar ne, ir nenaudoju toniko, tai kurie požymiai išduoda? Sausumas. Taip, aš su juo galvoju, Dieve, kiek aš kaukiu dedu ant veido. Pagrindas yra sausumas. Žinokite, ta oda, kuri naudoja toniką, jinai skleidžiasi. Jinai skleidžiasi po truputėlį ir tos visos medžiagos, kuriomis yra praturtintas, alantoinas, N, rūgštis tos pačios, peptidai, you name it. Ta prasme, tikrai yra daug skirtingų ir gali būti ir kombinacija, bet dažniausiai būna maža kombinacija jau čia. Tos medžiagos yra pritaikytos būtent jūsų problemai spręsti, jeigu tokia yra. Ir diena iš dienos naudojant, aš, pavyzdžiui, turiu kuperozę, aš turiu kapiliarus, aš nuolatos su jie kovoju ir tai yra ir genetiška, ir su amžium vienareikšmiškai jinai stiprėjanti. Aš nuolatos turiu naudoti toniką, kuris stiprina kapiliarus ir šalutinius produktus, kurie stiprina kapiliarus. Tai yra lėtinė liga, aš jos neišvengsiu, aš su ją turėsiu gyventi. Tai mano darbas yra tą lėtumą jos sulėtinti iki visiškai minimumo. Geras. O prakalbam apie pačius produktus. Produktų sudėtyje, pavyzdžiui, kokio ingrediento gink Dieve neturėtų būti? Na, jeigu man leistų rinktis vieną produktą, tai sakyčiau dimetikonas. Tai yra labai baisus silikonas. Dimetikonas. Red line. Mes šių užsirašysim. Taip. Vėlgi, ar čia jisai būna kremuose, tonikose, ar visur? Dažnai sutinkamas? Dušo želė? Sutinkasi, labai prabangiuose produktuose sutinkamas. Ne tik... Dušo želė eina ar neina? Ir dušo želė gali būti, ir kremai, ir šampūnai gali būti. Tai yra silikonas, kuris jums duoda holivudinį efektą. Tai yra kremas, kuris, kai jūs užsidengėt, jūs iš karto matote, kad jūsų oda yra graži. Jinai yra skalsi, jinai yra dažnai ir kvepianti, aišku. Pridrėkinta atrodo, ar ne? Ir jūs gaunate apgaulę. Ir jūs gaunate taip, wow, veikia, kaip ir plaukai. Ta prasme, jeigu jūs naudosite natūralius, po kažkurio laiko tik pradės ataugti jūsų gražus sveiki plaukai, bet iki to laiko jūs norite to blizgesio, tų galiukų neįsišakojusių. Ir dėl to jūs naudojate, aš nesakysiu gamintojų, bet ta prasme, gamintojai, kurie yra brangus, kurie duoda tą efektą, kaip aš sakau, holivudinį efektą. Bet ką padaro tas silikonas? Jisai vienas iš likščiausių yra dėl to, kad, tarkim, ar ne, yra plyšis ir mes užtepkime čia statybinio silikono, ar ne? Taip. Ir kas bus? Jums bus labai labai gražu, bet ar tas plyšys išnyks, ar ten tos rūdys išnyks, jeigu yra po jo, neišnyks.
Tai tą patį padaro tas silikonas, jisai užklijuoja jūsų odą. Ir tas silikonas yra būtent šlykštus tuo, kad net ir nustojus jį vartoti, bent 2 savaitės jisai dar laikosi ant jūsų odos. Tai jinai dūsta po juo, jinai sensta po juo, jinai nekvepuoja po juo. Viską grįšiu jūs namo, turit, procesai vyksta, bet jūs dar Stalčiai, vis žinai. atrodote graži pati savo. Ir kai nustojat jį naudoti, pradedat naudoti kažką gero, tada jūs turit praeiti pro labai didelę duobę, kad vėl iš jos išliptumėte, kol jūsų dar oda nedarbo. pradės kvepuoti ir atsistatysi savo normalius parametrus, kokiuose jinai turėtų būti. O dar pasakykit, ar tai yra tiesa, kad šalia kosmetologijos turėtų eiti ir masažai, Būtinai. kurie lygiai taip pat prisideda prie odos skaistumo, gražumo, Aš taip myliu kobido masažą. Aš Aš irgi. taip myliu kobido masažą. Nes aš irgi, tosme, kubido masažas yra mano, tosme, aš kūno masažo nemėgstu. Aš tiek Aš irgi. Tosme, kubido masažas ir žinai, nauda, mes čia ir matom iškart atsipalaidavimas. matom efektą ir aš ten ir būna kartais net Taip. užmiegu. Taip, ir pats geriausias atsipalaidavimas. A, Tai kosmetologija ir masažai turėtų eiti šalia. Vienareikšmiškai. Mano kelias prasidėjo nuo kobido masažo pirmiausiai ir mini anatomijos fiziologijos senėjimo, paskui buvo kosmetologija ir po kosmetologijos aš baigiau pilno profilio masažuotojo specialybę. Kodėl? Tik tai tam, kad dirbti su veidu. Aš su kūnu nedirbu ir galiu dirbti, bet nenoriu su juo dirbti. O tai Ir ką jūs nemoku. tokią kūnę padarot, kad veidė atsispindi? Išduokit paslaptį. Tiesiog reikia žinoti visą kūno anatomiją, kad Ne, galėtum. prieš tai minėjom, prisimeni, kad apie pėdutės kažkas Ai, sakė, kad taip. veido. Taip, Aha. tai ir kūno, ir kūno fiziologija, ir anatomija dėl to, kad mūsų kūnas dabar jau atsiranda fascija, ar ne? Tai fascijos jūsų kaktos prasideda pėdose. Jeigu aš jums prieš kobido, kaip ateina pas mane žmogus ir sakau, pirmas mano klausimas visą laiką būna, ar jūs esate turėjusi kobido masažą. Jeigu žmogus sako turėjusi, anksčiau aš sakydavau nusirenk ir aš ateinu, žiūriu, tas žmogus su kelnėm, su pėdutėm, sakau, o kodėl jūs nenusirengėt? Todėl, kad sako, aš veido atėjau masažuotis. O ne kojų. O ne kojų. Taip, ir tada žmogus sakai, aš norėčiau, kad jūs liktumėt sutriusikėlės, užsiklotumėt, aš išeinu. Ir Geras. kodėl taip įvyksta? Dėl to, kad tu turi labai gerai atpalaiduoti pėdas, kojas. Tada aš dar šiek tiek dirbu ir su diafragma. Tu Ir nežinai labai šito? ilgai Nesakyk, kad tau taip dirbti daro. su pečių juosta. Nu, taip nuo to prasideda kubido. Tau taip daro? Taip, nuo Man taip pirščiukų. Nedaro man. Nuo pirščiukų. Ne, ta prasme, daro, tu žinai, kur pėdas atlenki ir ten pakelia tas kojas. Palanksta. Nu. Bet tai čia ne, kaip suprantu, čia ne tas. Tai kad yra. Praktiškai tas, bet, Ai, tai bet tik tai manęs praktiškai tas, neišrengia. bet paprastai, ne, tai čia, ta prasme, čia yra priėjimas prie žmogaus. Jūs, Nu taip ten, palenkia, vėlgi, pakelia, patraukia. kobido, jeigu jūs išmokote ar ne kobido, kosmetologijas gali išmokti kobido. Ir aš pati vykdau, sakau, mokymus, ta prasme. Ir žmonės, kaip ateina, tu turi žinoti, su kokiais specialistais tu dirbi ir kiek tas žmogus žino. Kuo daugiau žinių, tuo daugiau jų pritaikyti gali. Ir kobido nelygus, nes tu gali išmokti rutiną ir ją vykdyti. Kai tu žinai daugiau apie fiziologiją, anatomiją, kai tu turi masažo žinių ar ne, tada tu žiūri į tą žmogų ir tu matai, ar pas jį yra limfa, ar pas jį yra raumenynas, ar pas jį yra oda suglebusi, su kuo mes dirbsime. Tai jeigu yra, tarkime, limfos problemos, aš pėdas limfodrenuoju, ar ne, ir pereinu per visą kūną ir taškus praeinu, ar ne, ir aš limfodrenuoju. Jeigu mes turime raumenyną įsitempusi, tas kobido gali būti labai labai švelnus, paprastai įsitempę žmonės nori aktyvaus ir stipraus kobido, o jiems kaip tik reikia tokio, kuris išlaisvintų jų parasimpatinę nervų sistemą ir kai jis atsipalaiduoja, raumuo nesipriešina, nes kitu atveju, jeigu aš darysiu stiprią manipuliaciją, ar ne, tai tas raumuo jis įsitemps, yra kam reikia. Yra žmonių su tam tikrom ligom arba tiesiog, kurie per daug yra atsipalaidavę ir jų raumenynas yra netonuse, tarkime taip. Tada jau man reikia stipriai dirbti, greitai dirbti, kad tas raumuo temptųsi ir jisai, darytų tą mankštą, kurią aš norėčiau, kad jisai darytų. Jeigu tai yra limfodrenažas, ar ne, žmonės po tam tikrų operacijų, po limfmazgių sutrikimų ar panašiai, tai vėlgi mes turime tada jau akcentuotis į limfodrenažinius taškus ir daugiau dirbti ten lėtai, konkrečiai taškuose, kad ta limfa nutekėtų. Yra taip gražu, moteris atsistoja, ypatingai vyresnio amžiaus matosi. Ir tu net matai nutekėjimus, pas ją atsiranda skruostikauliai, pas ją veido ovalas keičiasi. Tai yra tiesiog nuostabu. O ne tau šiaip saučiakas. Taip, o kiek dažnai reikėtų atlikti kobido masažą, kad norint, neužtenka į pusmetį kartą, kad norėtų taip to gero efekto? Jeigu pagal vadovėlį, tai sako, kad kursas yra 5 kartai ir paskui palaikomasis yra kartą mėnesį. Ne? Aš pabūsiu nepopuliari, aš sakyčiau, jeigu jūs 5 kartai kas savaitę yra labai daug.
piniginė prasme, ar ne, yra labai daug laiko prasme, mes neturim tiek ir to efekto bus, bet jūs pavargsite. Tai aš sakyčiau, kartą mėnesį jūs ateinate, nebūtinai kovido, masažo, procedūros, kažkokių dalykų, praktiškai visos procedūros turi kažkokį masažą. Taip. Ir jeigu jūs kas mėnesį sąžiningai lankysitės, aš jums garantuoju rezultatą per pusę metų. Ir yra ypatingai smagu matyti vyresnės moteris, nes jos, tarkim, gauna kuponą iš dukros, kurie lankosi. Ir jom dažniausiai patinka prisilietimas, joms patinka tas išskridimas, paskraidyti, susitikimas su savim, ar ne. Ir jos ateina 2, 3, 4 mėnesį ir po 3 mėnesių, ypatingai kas dirba kolektyve ar ne, vyresnės moteris, manęs pradėjo kolegas klausti, kodėl mano veidas švyti, kai aš jaunėjau, aš įsimylėjau. Taip, ir žinokit, pas mane, pavyzdžiui, klienčių tikrai yra turbūt 60%, kurioms yra 60 ir virš metų. Vyriausia moteris yra 75 metų. Sąžiningai, kartą mėnesį jos ateina tą daryti. Ir nebūtinai kovido. Jūs neįsikabinkite, tai nėra pats geriausias masažas. Tai yra nuostabus masažas, tikrai, don't get me wrong, bet nežinau, ar teko girdėti apie bukalinį masažą. Tai yra peroralinis, nelabai girdimas dėl to, kad labai sunku apie jį kalbėti Instagram ir Facebook'e, nes sieja su tam tikrais nelabai gerais dalykais ir jo tiesiog blokuoja turinį. Bet tai yra masažas, kuris atliekamas dėl žandikaulio sąnario, kas knarkia labai padeda, bet tai yra nuostabus anti-age'as. Tai yra burnos gleivinės masažas, dedi pirštinę, su pirštuku eini vidų. Ai, man tokį darė. Taip. Tai yra nuostabus masažas, taip, iš vidaus ir tada jau tu žiūri raumenų prisikabinimo pradžios, galo taškus, eini iki ten skausmo ribos, jau ten visai kiti dalykai. Tai pavadinimo kažkaip neužfiksau, kad toks. Yra skirtingų jų pavadinimų. Bet daro jau čia profesionalai, kineziterapeutų. Taip, daugiau jisai yra kineziterapeutų naudojamas, bet jisai yra nuostabus anti-age'o masažas ir tikrai kas myli kovido ir pakeičia, jisai yra ramesnis. Bet jūs išeinate, ten procesai kokie darosi, tai jeigu paskaityčiau atsiliepimus, kiekvienam kitoks. Ir pirmą kartą mes labai aptariam, kas gali būti, nes gali ir galvą skaudėti. Kai atsidaro jums, tarkime, ar ne, jums labai būtų suspausti galvos raumenis, kaklo raumenis, ar ne, tai deguonis pratekėjimo nėra, kraujotakos nėra, ne, limfotaka irgi sutrikusi. Ir jeigu mes gerai manipuliuojam ir atidarom jums visus tuos kanalus ir jūs gaunate didelį kiekį deguonis, aišku, jums skaudės galvą. Bet po 2 dienų jūs nustosit knarti, jūs gerai miegosite. Man, pavyzdžiui, asmeniškai aš pati priklausoma nuo to masažo esu. Man atsidarė ausis, aš supratau, ant kiek aš negirdėjau, tokia kaip kamščiai nuėjo. Tai... Čia man reikia, nes iš viską. Čia mano vyrui reikia. Čia mano vyrui reikia. Nes toks, žinai, visada ką? Bet pas vyrus tai selektyvi klausa. Čia girdžiu, ko nenori girdėti. Tiesiog girdi, ką nori girdėti. Nebūtinai padės. Tai iš tikrųjų apibendrinant, kai kalbame apie kosmetologiją ir masažus, ar ne, yra svarbiausia saugumas, individualumas, svarbiausia neperdozyti ir atsakomybė, ar ne? Taip. Taip. Tai dabar, jeigu mes norėtumėm išrinkti ten tuos tipsus, tokius, kas turėtų 3 top produktai stovėti mūsų spinteliai, top 3, be ko moters rutina negali prasidėti. Ir pavyzdžiui, ką moteris šiaip, kol sulaukia vizito to mėnesinio pas savo kosmetologę, ką jinai pati gali veiksmingo savo atlikti, be guaša, be traukiamojo, kaip tas vadinasi, kur traukia odą, kaip be vakumo, ką aš pati kartais, kai reikia labai greito efekto, aš pati savo pasidarydavau, bet buvo diskusija, kad negalima to daryti savo odai. Tai dabar duokit tos top 3 produktai ir top 3 kažkokie, tai nežinau, judesiai ar kažką, ką mes galėtumėm, su ko galėtumėm pasidalinti su savo bendruomenė naudingo. Tonikas. Tonikas, prausiklis kremas, viskas. Prausiklis ir kremas. Ir iš tikrųjų viskas. Bet net ir prausiklis turi keistis. Tarkim, jeigu aš jūs žiema ar ne, aš kaip mėgstu sakyti negražiai, drožiam odą. Mes turim ją padrožti, ypatingai su amžium, nes kai vyksta senėjimas ar ne, turime jauną odą, turime storą poodį, labai plonytę odą. Automatiškai mes galvojam, ką darom, jeigu lendam prie odos spaudyti spuogus, kad neliktų randų ir kitų dalykų, kad nepritirtume to, kas ateityje gali įtakoti blogus procesus, ar ne. Ir ateina su amžiumi, mūsų poodis plonėja, oda krenta, riebalinis sluoksnis mažėja, bet jūsų oda viršutinė, epidermis, jis storėja. Tai ką jeigu mes norime jaunai atrodančios odos, ką mes darome, mes storinam poodį ir mes ploninam jūsų
odą, epidermį. Tai reiškia, mes turime ją mechaniškai šiek tiek išploninti, rūgštim kažkiek išploninti, ar ne? Ir mes turime masažuoti, dirbti, kad jūsų užsikurtų elastinas, kolagenas ir visi kiti geri procesai ir dalykai, kurie jums padeda palaikyti tą poodį. Tai va, tai jau priėjome prie to, ką mes darome, ar ne? O galiu vieną istoriją. Galite. Kas man patinka, kalbant apie fiziologiją, kada ją reikia išmanyti, ar ne? Kagao yra toks nuostabus masažas, taip pat iš Korugi serijos, japonas kineziterapeutas jį atrado. Ir kaip jisai atrado, būdamas pats kineziterapeutas, jisai grojo smuiku nuo 2 metų. Reiškia, smuikas rėmėsi jam į kaulą. Jisai pastebėjo, kad tas kaulas, tas raktikaulis yra stipresnis negu kitos pusės kaulas. Atliko matavimus, pastebėjo, kad kaulo tankis yra ženkliai didesnis tos pusės, į kurią remiasi smuikas, negu tos, į kurią nesiremia smuikis. Tai žodžiu, ką jisai padarė tokią išvadą, kad mūsų kaulas yra sudarytas iš 3 dalykų. Osteoklastas, osteoblastas ir osteocitas. Osteoblastas yra... Iš 3. Atsimink, osteo. Taip, osteo. Svarbiausia, osteoblastas yra tas, kuris stato kaulą, jūs susilaužote kaulą, jums sugipsuoja ir ten subėga visi tie blastai tiksliau, ir saugina jūsų kaulą. Klastas ardo kaulą, turite artritą, ten kažkokius genetinius ir su amžium jų veikla didėja ir mūsų kaulai retėja, ar ne? Ir turime osteocitą, pačią kaulinę medžiagą. Tai spaudimo metu mūsų organizmas, mūsų nervinė sistema gauna impulsą, kad čia kažkas gali būti lūžis, reikia gintis. Ir jinai aktyvuoja jūsų organizme visus osteoblastus ir susiunčia būtent į tą vietą, kur yra spaudimas. Tai jeigu mes, tarkime, spaudžiame veido, čia nukrypimas, bet į tą pačią temą, senėjimo proceso, kodėl jo neįmanoma išvengti ir sustabdyti jokiom injekcijom ir panašiai, išskyrus masažais, todėl kad masažas yra vienintelis mokslui žinomas ir moksliškai įrodytas būdas, kuris veikia senėjimo prevencijai ir profilaktikai. Tai kodėl neįmanoma sustabdyti, dėl to, kad mūsų kaulas džiūsta. Mes netenkame vandens ir kaulo tankio. Ir už tai pas senus žmonės atrodo nosis didesnė, nes jinai su amžiumi nedidėja. Jinai tiesiog dėl to kaulinės medžiagos viskas, mūsų, ta prasme, raumenis ir visi audiniai lieka ant viršaus, bet kaulas mažėja ir mes viskas slenka žemyn, nykstam. Tai būtent to spaudimo dėka į veidą mes vis susisiunčiam iš savęs osteoblastus ir ta vieta lieka vis pripildyta ir stipresnė, negu jinai būtų, jeigu mes to nedarytume. Tokia statyba vidinė vyksta, ne? Masažo. Taip. Ir dėl to masažas yra, turbūt mano nuomonė, numeris 1, jeigu mes norim kažką sustabdyti ir žinom, ką daryti, nes tu gali prisišaukti labai nuostabių dalykų iš savo pačios organizmo, kuris padėtų tau grįžti. Tiesiog natūraliai gražėti ir amžėti, kaip mes. Yra receptas, kaip amžėti. Tokio podcast'o dar nebuvo Lietuvoje ir tokios laidos, tokios išsamios, kur mes gaunam, pagaliau gaunam, o ne ten, žinai, ir tas gerai, ir tas gerai, ir tas, ir tas. Pagaliau, masažas numeris 1. Ir mes atradom tai, kad tai yra pats natūraliausias, maloniausias būdas. Taip, kad moteriai yra svarbu, kad mes galime stabdyti tą senėjimą. Tas mes jo neišvengsim, bet pristabdyti galime. Tokiu maloniu būdu. Dar tokiu maloniu. Ir kad yra tas būdas. Tai norite tų 2 dalykų, ką ryte turite pasidaryti? Be guašą, prašau. Nedaryk ten to, aš nepirksiu, tu nebedaryk. Nes, sakau, aš parodyti jums galiu, ką galima padaryti, bet kai aš nematau, kaip jūs darote. Tai prieš tai reikia dar daug išmokti. Tai paprasčiausias būdas ryte. Norite gražių lūpų? Šiandieną, tarp kitko, dariausi net ir vakuumą lūpams, kad papultliptų. Iki lūpų prieisiu, nes paskui reikės. Bet dabar veidukas. Paimate ir susižnaibat. Susižnaibat, tiesiog. Taip, tik veidą, kaklą neliečiu. Kaklą irgi, taip, kaklą. Galite reikia nepamiršti, nes mes jūs veidas. Žinot, stipriai nusitrinate čia į pažastis. Taip, tada jūs aktyvuojate savo limfotą, tada susižnaibot viską, bet galite skaudžiai. Negailėti jau savęs. Negailėti, jau čia jau galite, nes moteris paprastai visko stipriai, tai jau čia galite negailėti. Susižnaibot, suaktyvuojate kolageną, suaktyvuojate elastiną, kraujotaką, iš karto gaunatės graži, ir va. Toliau galva. Atsijudinate. Yra labai didelė bėda, kada mūsų galva prilimpa prie
prie smegenų, kaip aš sakau, tai jūs ją irgi nebijodama išsijudinate Čia už visą, plaukų kiek taip pačiupti, įmanoma. ne? Galvų Kad galite net pačią odą. pačiupinti, net Kad galite taip- patempti. kad oda taip pirmyn atgal, ar ne? Vėlgi pradeda viskas ten keliauti, Tekėti bėgioti, kraujas. tekėti kraujas. Bet čia ir folikulam plaukų, ir Čia naudinga, ar ne? viskam, čia viskam, ir nerviniai sistemai, ir kraujotakai, ir limfotakai, vėlgi jūsų fiziologija, kurios paneigti tiesiog negalima. Na ir tos pačios lūpos, dabar nekišiu pirštų į burną, bet pasiemate tą savo lūpą kaip dešrą ir ją gražiai visą išsimasažuojate. Taip pat įkišti vidų visiškai, turi. žinau, jau čia irgi Įkišti galite vidų, stipriai. iki savo ten Nu gerai, to. kiša mane. Tai va. Ir stumiam viską į priekį, į pačią lūpą. Suvarome, Išmanėlima, tai va viską. Taip. Ir va. Susistumiam Va. viską. Tai ir gautas tau. Ką tu mažai, Ką tu ką tu vakare. Atrašysiu. Gerai, labai dėkojami. Aš tai norėčiau paploti, didžiausias aplodismentai. Mūsų tikslas yra pasiektas. Pokytis ir ta piliulė, ką tik gavom pačią natūraliausią, veiksmingiausią, pristabdančią senėjimą. Tai labai norim padėkoti už jūsų skirtą daug metų tą laiką ir tas pastangas. Ačiū Ir jums. padėti moterims gražėti ir senėti natūraliai, amžėti, kaip dabar čia sakomas. Žodis labai gražus. Labai Ačiū norim labai. padėkoti už informaciją ir kad nelaikot informacijos savo, o pasidalinat su bendruomenė ir su visuomenė. Labai Ačiū. jums ačiū. Ačiū Jums. Ačiū. Tai iš tikrųjų norim tikėti su Julija, kad žinios, kuriamis pasidalino Greta ir Kristina, buvo iš ties naudingos, nes mes su Julija buvom tiesiog sužavėtos. Po to laiko aš kiekvieną rytą vakarą tepu toniką rankomis. Aš irgi, žinot, Žinai, o tu rankomis. pabandėjai jos tušą, kur davė? Pabandžiau, aš Ir vis aš dabar dabar- pasidažius. Ir žinau, koks geras. Man labai patinka. Jau čia, žinai, gal reikia, aš galvoju, net jau po pirmo pasitepimo jau matau, Atrodo, kad jau jau ilgesnės. ilgesnės, jau jos Nes mums tankesnės. Kristina davė, dabar neprisimenu, koks ten prekinis ženklas, bet davė išbandyti mums tušą, kuris 28 dienas dažant blakstienas, po 28-9 dienų matosi efektas, kad blakstienos yra paaugusios, nes Taip, jisai turi tą tankesnės, serumą, sveikesnės. kuris skatina blakstienų augimą. Aš kadangi labai retai dažausi blakstienas, ypatingom progom, tai ant manęs nesimatys taip greit. O aš kadangi kiekvieną dieną O, tai va, jūs tai va, stebus mums reportažą. Taip, ant manęs matysis, jau dabar matas. Tai iš tikrųjų labai esam sužavėtos profesionalumu Taip. Kristinos ir Gretos. Gavom tos atsakymus, kokių ir ieškojom, kad reikia saiko moteriai, reikia proto moteriai renkantis procedūras, reikia pasinagrinėti atsakingai, kur einam, pas ką einam. Jeigu jau leidžia kažkokius filerius ar kažką į mūsų veidą ar kūną, tai mums jau reikėtų pasigilinti ir į sudėtis. Labai dėkingos Kristinai esam už tą išduotą neprisiminsiu, bet parašys gal Taip. mūsų montuotojas tą ingredientas. žodį, koks ten silikonas, kurio reikia vengti. Tai informacija iš ties yra labai naudinga, netgi mums besidomint natūraliais ir ne visais. Ir dabar šį mėnesį mūsų Instagramo paskyrose galite stebėti tiek mūsų kelionę į Kauną, važiuosim pasitikti Aušros, važiuosim, kruopščiai atrinksim, ką darysim jai per tą mėnesį laiko. Nes po onkologijos reikia labai atsakingai žiūrėti ir su papildais, ir su kraujo tyrimais, ir su mitybos specialistais. Tai yra visai kitas lygis, tai nėra tiesiog šepteplep ir negalim vadovautis, labai jau čia reikia asmeniškai ir individualiai. Tai va, tai stebėkit mūsų Instagramo Taip, paskyras. nes laukia iš tikrųjų labai įdomi ir graži pokyčio kelionė. Ir kitoje laidoje net dalinsimės prieš ir po Aušros rezultatais, bet taipogi pratesim dar diskusiją su Gerda. Turėsim svečią laidoje, moteris, kuri po 7 metų išsiėmė implantus. Ir dabar yra laimingesnė negu buvo bet kada. Tai dar turėsim tikrai labai smagių chit-chat, pokalbių, rimtų, juokingų, smagių ir labai rimtų. Kviečiame žiūrėti mūsų laidą ir dėkojam, kad buvot su mumis. Lauksim labai atsiliepimų, labai. Viską taip gražiai susakė, kad man belieka tiesiog Ilsėkis. įspakviesti. Ir taip kiekvieną dieną žmogus filmuojas ir dirbi, o man tai čia kava. Bet tu man žinai, kad taip gerai, aš atsėdu Julija, viską šneko, žinau, ir galvoju, gerai, kalbėk. Tai va, tai iš tikrųjų kviečiame jūs stebėti tą visą pokyčio kelionę ir aš net nebejoju, kad ir grožio, ir įkvėpimo tikrai pasisemsime. Tiek jūs, tiek aš, tiek Julija, tiek mes visas.
Bačkis. Apkabinam. Į gražesnį rytojų keliaukime sveikesnių protų ir su didesnė atsakomybė į savo grožį ir išvaizdą. Tebūnė. Tebūnė.